Labdieną, šiandien pirmadienis, sveiki, įsijungiu Žemaitija video, tai likėt įsijungę, paspauskit like, subscribe ir pakomentuokit. Tai o šiandien jau tokį nuostabi dieną palei orą, naktį pašalo, dabar atšils, vėl pradės lyti ir vada, kaip ir įprasta lietuviška žiema. Tai vieną dieną pasidžiaugiam, viskas būtų labai gera, dėliojos visai gera, bet taip papildami tokį minusiuką aplinkų, biškį sunervina, bet niek, turbūt prasidarbausiam biškį pagerės nuotaika. Tai kas buvau, tai girdyklą vien leido vandenį iš po nakties, nes vėrišis musėt nulaužė, kažkom palaužė ten. Ir bobkats, žiaurė sunkia kūrės, žiaurė nervin, nes šalčiaus realiai nėra, bet įprastas sunkia užsiko ir iš kokių, nežinau, 5-4 pasakimų. O dabar aš nežinau, kiek kartų sukau. Gal galvojau, kad aš paversi elektrobobkat išvažiaus ant starteriaus. Dabar šilnansa ir kabinsam žemės bandysam. Krauti prie kabišk vakar prasiminiau, kas sušaltų tas mon geležinkelis. Ir kabinsam į priekab žemės, vežiausam geležinkeliu iki Bakūžės ir ten pilsam žemės išėrim tak. Turam pabaigtom padaryti. Wow. Tai savaitgalį buvau Kaune. Tai parsivežiau tokių žaidų. Radau gatvės porą. Tuoki. Atvežė kelis mašinas tokį porą su žvyru. Molis toks žvyrs ir buvau tas dongis ten ir radau. O, galvoju, kada nors panaudos. Tai dabar panaudosiu. Tai žodžiu, išmaujojau, ką reikiančią, bet šiaip geriau gavos netikėjaus. Tai tokį kalniuką gaunas. Važiuoju, tai priminti tarnybą, kad buvau Lietuvos kariuomenė, 3 metus baigęs iš tarnais. Tai būdavau į pratybas, nuvažiuodavom. Tai ten, kur tanką vežinėdavas, tanką, šarvuočią visokį, su vikšras viskas važiuodavau. Tai išvarydavau tokiom daubijom. Ir pradžiu galvodavau, kodėl tie pyr, bet paskiau supratau. Vikšrinį techniką ant pobiškį lengaujas į priekį, į galą svorį. Met ir po to gaunas įspaudo toks daubis ir anos didėja pastovė. Tai pareinsumas suspaudė iš gruntą ir išstum į priekį iškeli ir toks gaunas bangavimas. Tai tas bangavimas būdavo iki 1,5 metrą tikrai ten. Jeigu atsistoji tuo traso vikšrinis technikas, tai sulik pažastim tos bangas ten taip išspausdavo. Po to prilydavo, nors reikėdavo su visur reikės pravežioj, tai būdavo atrakcionų parkas. Tai o, tokį prisiminimą priplūda. Tai dabar pats su tankiuku važinėjus. Tai va, su tankiuku prasilyginau. Šėrim tak išsikėliau. Keikiai privežiau, susitrambau, tai čia, atveš vibralką. Paskiau pralėksam da. Bet čia šėrim toks gera gavos, aukšt gers. Užteks dabar. Čia susistovės tas grunts. Tai aš jį nekeis tikrai, nes ansai ir geras čia. Toks molis, akmenukų biški. Visokių plėtgaliukų šitą. Tokių moliaus, smėliaus. Ansai susistovės. Ir čia, kur buvau po gruntų, tą smėlį irgi sudėjau į vedų. Tai
Gerai, gavus debakom padarau, tai atsikas aplinkui čia šulinuks korį, bišk sudės tuika pamatok, apipils šupelį, aptrypus ir viskas. Ir užpilsiu šanon. Tai tas aukštis parės su betonu panašiai, reikia atsivalyti ir susijungs pagaliau šėrim taks. Ir viskas bus. Toks rezultatas šiandieną bus tik ta. Nu, kad kažkaip neįkurt, padaryt. Tai tas, žodžiu. Tai tas nesisek, tai tas. Galvoju, kas čia jį pagalas, gal 13. Paveis iš tikrųjų 13 dėin. Tai nereik norėti, svarbu. Pavyk nors teik padaryti ir kad niek nesulauži daugiau. Tai jo, o rytuo planuoju sudėti sprandinius keiktur. Grenčiam per štolpą, dėsam vamzdį, kabinsam vamzdį. Po to galos tvoras ir apsaugoti seinis reik piemens. Tai jo, tokį visokį planiuką, jeigu Šie savaitė jau tikrai turi susivaryti čia gyvulius jau. Kap nori tep jau. Turi susivaryti čia gyvulius. Gerai iškreikti, suvaryti, paleist čians. Tad išvalyti tompos, parsivaryti viršelius iš ten atsirušiauti, paleilyti ir išvalyti ferm reikės kažkada mėšlo. Tai jo, tokį reikalą, tokį planą, teik noras viskom padaryti, bet bišktingas nuryt pois, o po to atsigaunas. O po to būn per vėlų. O kodėl tiep ir? Nes Dakarą žiūr, apie 2 slides į pagrindinį ir po to dar komentarų žiūr. Žodžiu, Dakaras ir mani soki stipriai. Biški vėlą gult nuein. Tai o, tokį reikalą, biški reikėtų gal anksčiau eit mėgoti ir daugiau darbautis iš ryto. Labdien, šiandien ir antradienis, šiandien ir pavasaris. Tai 14 dien sausiaus. Taip, ne gegužis, ne birželį, o saus 14. Tai viskas apsileid dabar, šilumėlė atei. Ir bus vis savaitį šilt. Tai viltis žiemos per vieną naktį dinga. Tai gerai, vakar pasiruošiau tų šėrim taką. Išsipyliau, šiandien galvoju pradės konstruotis sprandinius. Tai bišką apsišėriau, mama nuvažiavau pašar ten karvę, dabar galiu bišką pradėti kažko daryti. Tai galvoju, jaustas darys sustvirtinimų sprandinių ir bandys grėžti per štolpus ir dėti. Reikiaunimo darbaujas. Na, reikia nebekask jau čia viskas. Čia mėgsti iškasti. Nes čia gyvena ponas peliukas, ir ansa ir gan nemažas. Nekas, jau viskas, nepaims to, Tik laik buvau, nepaimė. Nekask, sakau. Na, klausans. Išraus dabar orvą.
Tai jo, biškį užsidėjau kelis tus vomižius, tai žodžiu to laik atrodo greta, bet ilgai išeint. Tai ton, kol pasidara pasišer ir panašiai, nu bet niek, užsidėjau. Dabar, ko dar noriu padaryti, tai čia pasilikau veids, kadangi čia kitur vatep sen štulpa, tai prikišam amortizacijai tokį toliaus. Suveršam, kad nebūtų vibracijų. Panašiai susiverštų. Tai yra gausas, manau. Ir tas sprandinis nestebandis, kad būtum priekį to borteliaus relievo tep. Tai nežinau dabar tų efektų. Tai galvoju, gal net pabandyti tokį testinį išėjim. Nu, ta prasme, pasidarau visko čia, užsidarau. Tampojus išsikreiai kartus jaučius gal parleidu. Galiu įsivertinti, kokia ta situacija, nes viskas ir vandau ir matys. Tai jaučia, jeigu pareina nei čia, kaip susoks tampojus, jeigu kažkas bus labai bloga. Nes ten tas sprandinis dėda stoviai to, tai biškai kitoj situacijai. O čia dėdas jau priekį, tai dar kitoj situacijai. Tai reikės pabandyti. Pabandyti, ką patrodys. Manau, kad gera bus. Tik dabar ką reiks sujungtus. Nežinau, reiks gal tėvo prašyti, gal ateis suvirinti. Suglauščiau, susivirintų. O, taip, susiglaud, biš pafrezaučiau toks kampuks, užvirintom, sulėtom ir po to sureguliau ten seis. Neseniai dabar kelnojas. Taip padariau, kad nei judėtų, čiuveito galėtų ir suleisti. Tai va. Visai nebloga gal. Kažkap nie nuotaiks nesveikat šiandien toks įdomus. Perpūti čiongą, čia vakar šalt, šiandien šilt, nebespront niek. Nu bet niek, kažką pabišk gal kažkam pasidarysiu. Tai reikėtų džiaugtis, bet kažkap nėra džiaugsmų šiandien. Niek gal kažkap bus geriau. Labdien, šiandienis tikslas ir išgyventi, nes turiu temperatūrą, sergu biškį, tai po biškėlį darbausius neintensyvę. Tėvoks atvarys gal suvirins ton jungiam. Dar reiks nusipjauti vomizdį. Visų pirma einu apsišersu. Tai o, toks, sakau, dėl ko vakar tos nuotaiks nebuvo, nes tikriausiai vakar jau pradėjau sirgti, tik nesijaudė taip. Šiandien tai jau tas trupnė, kaip sako. Bet niek pabiškėlį reikės tik darbautis, judėti, šertis, tai bet kokį atvejį reik. Sergia, nesergia, bet iš papildom darbų matys, kiek pavyks padaryti. Tai vakar čia tuik padariau apkausti šjaustėlį. Ten reikėtų grėžti čia to štulp, nes ant savo žiūrėjau biškį trūkis į kažkur tep. Tokių mikro įtrūkimų. Tai ir ant ir plonesnis šiap, jeigu tai štulpa, tai dėl to tep padariau. Nerizikavau. Tai jau. Nu į kon dabar einu pasišer. Atsivarys traktorius susvarkė. Tėvoks gal suvirins, reikia eit fleksą pasiimti. Didžiųjų užsidėti, nupjauti ant gal. Tai toj galva jį suvanki. Tai po biškėlį reikia judėti, nestipriai. Kažkom gal da padarysiu šiandien, rytoj gal jau bus geriau. Nu, priveržiaus dėjau amortizacijai ton ruberoidą. Tai visai gerai atrodo, vis tik nervintas taks šyrimus, nes tumuliaus prisivežė ant viršaus. Kažkap taip durna gavas, reikėjo mano į apačią įsipilti smėlį ant viršaus pilti, bet galvojau, kad užteks smėliaus, tai pripyliau, pasirodė neužtek. Dabar žemuolis liek. Nežinau, viskių minčių turiu, galbūt nukast net. Parsivežti kažko laidesnį biškį, nes biškį lin
į viskas į čia jo purviną. Tai kapšeras, aišku, dės šeina. Tai nieka tokia. Gal prisikreikstų šeinų, gal nesimins teik. Jautus, tai yra, ne kap. Vėjuks toks švelnus būtų šiaurės pois, tai man iš nugaros, tai ten tik apstovo atsisuk, tai tas vėjuks atrodo ir tiesiog ne šaltis kažkoks, bet skausmas, pūt skausmas į veidą, toks jausmas. Keista. Nu nieko. Bišk varau, apsirinks, įronkis, matys, gal kažko bišda paveiks, gal kokį. Pėmenau, kad atsives čia elektrą, gal prisisok tai pagaliok. Nežinau, atvarų nekelnus jau šiandien, negrindžys, nes tikrai ne kažką. Nu tai kėlė. Tai o, ketvirtadienis, vėl purvyną. Aiks blizg, šiekt nori galvojat? Ne, nenori šiekt. Temperatūros turi, 3,8 beveik šiandien. Tai vakar buvau tas keliams pradžia, tai iki pėt kažkiek pafunkcionavau, paskiau nusirašiau. Tai biškai pamėgojau, pailsėjau šiandien ir aukštesnė temperatūra, bet geriau jautus. Tai po biškai pasidarbaus, biškai apsišers, ko nereikia, viskas varys su ilsytis, reikia gulėti, reikia gerti arba daug, saugot sveikat. Tai vakar tie biškai kert per motivaciją, nes labai daug darbų ir pats savi griaužu. Bet šiandien galvoju, nu koks skirtums. Ateis kitą dieną padarysi viskas tos darbus čia. Niek dabar neišspausi, šūd vašk neišspausi, čia ir nepersiplėšu. Tai po biškėlį į priekį. Tai o reikėtų gyvulius išsivaryti galą, ten žodžiu, bet dar į nemažą reikalų. Dar tvorus užsitverti galus ir paleisėjant peimenų išsimesti. Tur daug darbų, bet nežinau, pavyks šią savaitę padaryti. Nu, šiandien pasitausos, gal rytoj bus geresnė, o tas veikat ir mažesnis vės, nes dabar tai manga ir trauk čiongą. Reikės gal po to uždėti su rulės, kaip sustatys tvorus mažiau čiongiant. Tai va, britaniško ora, judam toliau. Kartas taip noras paspaust mygtuk, sustokėt žemį išlips aš lauk. Nes atėjau šiandien, vakar vienas jaučiu taip įdomiai gulinėjai. Aš pats pamačiau, vakar man tik mama sakė, kad ištempis vienkui buvau. Tai galvojau, gal pasitempė kažko, nes nedažna bados. Tai iš tos grupėlis galvoju atvarys rytą, gal čia mums pavyks padaryti, o aptvar išleistus gyvulius, o tom paliks ten, kol takui pasveiks, arba atskira prie girdyklos. Bet nebereik viskas jau, gali skambinti rietavą, susimokėti PVM ir išvežiam mokestį. Tai labai prided motivacijas ūkininkauti, kad pandaba toika aukštų man šią dieną ir ta prasme kosmos. Vakar da būčiau gal pardavęs kokiam vietinių greitai skerdyklą. Tai žodžiu, ištemsam kunėlį ir lauksam furgonėlį. Nežinau, dabar noriu pasidaryti čia aptvarį, kad išeiti gyvulę. Kad nereikia tarp gyvulių temti, nes pavojinga tepyti. Tai o, nuteiks liūdnas tuiks. Iš vis net ir nuteiks. Buvau geresnis šiandien, bet neilga, kol dėjau iki Bakūžės. Tai tu ilgą netrukau daeiti. Kartais galvoju, kam aš čia pradėjau visko, iš tikrųjų, be reikal. Tik laikai ir pinigėlį čia sukišas. Bet to rezultatą tokį, nežinau, gal geriau eiti darbą kažkur dirbti. Važiauti užsienį. Nežinau, čia tik piniga, kas tas jautis. Bet koloną nužaugint, kiek rizikų turi apsidrausti, draudimą, kosmos kainau. Nėra čia išeities, nepelninga yra, nepelninga, nežinau. Aš galvojau geriau bus, bet vien tik išmoks išlaikė viskas, pats ūkis neuždėr pinigų. Kol kas, nežinau, ar bus geriau ateity, bet ko darys dabar ir įsipareigojimą, reikia ūkininkauti. Tai ūkininkaukiam kol kas, o po to matysam.
Tai pristvirtinau. Čia buvo skylėlis iš po palapkių, kaip tik man atitek. Čia šitą dėjau lensikėlę, aišku, sujungiams, sarginis ir lensiaugą aplink štau. Čia atsiriam seniai, tai niekur nedings mėšlas, tai jau užspausius kon. Tai tas kaip ir paruošts į gals. Radau, kur jaudyti. Atvežiaus medžiotoje pasiims. Nusirašys šunim reik. Dabar reik man ko padaryti. Tai čia susikalti meitukus tokius. Pasidaryti ir peimens dratą užsitraukti. Tėvuks turėtum atvesti elektrą, man padės. Bišką atvest toną elektrą, tai labai pagelbės, o man bereiks čia visko sujungti. Tada pasidaryti čia tokį geldą, kad ne purvynį būtų pašara. Tai pasidarys iš apalipsių susoks geldėlį ir bus kukurūzam pelį. Paliks tus 2 tarpus gyvuliam dar papildomą ir ryton, tai čia bus padidėjęs gards. Tai čia daug nereiks, tą kukipų ir tarpukų užpildysam, kad būt kur kukurūzus jėsti, o ten galėsam sustatyti rulonus. Bandau bišilčiau apsirengti ir varyti darbuotis. Ir tus išleisti naują, tam posi išvarį. Tai varau šiaudų parsivešu. Priveš eina, paleistus jaučius ten. Ir išvalys mėšlą ir ištrauks tų nabaštik lauk. Tokie darba būtiniausi. Turėčiau sirkt lovą galėti, bet likimas taip susidėlioja, kad reikia darbuotis. Niekas kits nepadarys. Nu ko, karšti vyrai, išgeriam arbatų. Visai neblogai, kaip 3-7, kiek čia. Šiaip visai normaliai jautus, tai bišk pakosėjų kartas. Tai atsigeria arbatas dar. Jau baig paruošti aptvarą ten gyvuliam išeit. Priveš pašarų į pasileisiu. Tai va, bedirbdamas pagalvojau, kiek čia man išeis tas jau atsiminus, tai vasar būčiau kais, žinau, kaip 1500, nes šiaip neblogs gyvulis buvo. Tai galim dėti 1500 minus. Dabar reikės pavam susimokėti, kadangi nugaišti gyvulis, o esam pavam mokėtoje, tai mokam, gaunam pavam lengvatas, su pašarų, tai po to turam gražinti, kaip suprantant, taip išsiskaičiavom, tai žodžiu, ten buhalteris reikaliukas tvarkys, pasakys, kiek susimokėti, bet esmė ta, kad ir PVM gražinti, ir minusas dar yra. Tai va, tokie reikalai. Niek nepadarysi, svaru pačiam nenumirti. Nesusirgti baisę, kad nebeit pajudėti. Nes kažkas turi vis tik darbautis. Aiškiai, tai daudas didėja. Tai va klausimus gal reikėtų toks būti, gal kapaniai čia išgyveno, ne kap nudves, tai gali būti ir viens kitą ir užbadyti ir panašiai. Be juodai sulaužyti. Sakiau, į bairsonas. O girdykla gera viskas.
Eik, gero vieto. Sprandinsi, neblogai yra, bet tas toks mažesnis veršis galėtų ir išlysti. Bet daugs gal greit. Pristovės mėšlą, tai neištelps. Tai va, bištik iššūdinti. Nu, niekad prieiti, pakreikti, kažkam turi daryti, da. Dabar noras greičiau čia pasidaryti, kad neišėt. Iš daugiau veids turės dabar. Čia pjautuką neblogi, tik kaip vasarą, nei tikra daugs. Gaila, kad tas krėt. Toks irgi neblogs buvo. Į charakteriaus toks ramus, bet ir kaip ir. Tai žodžiu atsikel vartus. Bandau kažką išsivežti. Tu negyvelį ir gal net mėšlą. Matysim, gal neveš mėšlą. Tai jau penktadienis biškai atsigavau, tai turėjau temperatūrą labai aukštą ir net nebevariau į ūkį. O ton dieną, kaip sakiau, atvežius medžiotoją, tai padarė skrodimą. Tai radomis ten prie krūtinės lastos didelių žaizdų, tai jautis buvo subadyts kitų jaučių. Tai va, tokia situacija. Tai dėl to liūdna, o aš musė turėčiau greit metu pasveikti, nes dabar jau po biškį gerė situacijai. Turėjau temperatūros, gan nemažą, bet vis normaliai dabar atrodo. Tai teik, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvot, paspauskit like, parašykit komentarį, susitiksim šeštadienį kitam video. Čiau. Per pirmas 6 paliaubų savaitės Hamas sutiko palaipsniui grąžinti Izraeliui 33 iš